Čengdu – vienas moderniausių Kinijos miestų, kuriame gyvena daugiau nei 20 milijonų žmonių. Tačiau šiandien paliksime dangoraižius nuošalyje ir pabandysime pažvelgti į tikrąjį miesto veidą. Aplankysime keisčiausią pažinčių sistemą, kokią tik esu matęs. Vieta, kur žmonių likimas tiesiog kabo ant virvučių parke. Sudalyvausime daugiau nei 100-metį gyvuojančioje arbatos ceremonijoje ir paklaidžiosime rajonuose, kurie man netikėtai priminė namus. Po kelių metų kelyje, būtent ten mane pirmą kartą rimtai užklupo namų ilgesys. Dar vieną dieną pažadėtoje žemėje, šiandien esu prisiplanavęs daug, kaip viskas seksis išpildyti, žiūrėsiu, bandysiu sujungti technologijas ir kultūrą į vieną vietą, o dabar planiukas paprastas, sėdu ant savo dviratuko, numinu iki vieno nuos vietos, gal tenai patruliuos robotai, policininkai ir tada varom atsigerti kavytės į robotų kavinę, o po to varysim pasižiūrėti kultūros, arbatų ceremonijų ir dar daug visokių dalykų. Važiuojam. Vakar aš čia klausiau jau vieno pareigūno, kur tie robotai, tai sakė, kad robotų laikas nėra žinomas, kaip man per vertėją parodė. Tai dar šiandien vieno pareigūno paklausiau, nes čia jų belekiek čia jų patruliuoja. Tai sakė, kad viskas jau, robotų šunų nebėra. Robotų šunų nebėra. Esu čia kažkokiam prekybos centrų komplekse nuo to savo robotų kavinukės ir čia žmonių tai bele kiek ta prasme. Va, nu kas čia per susibūrimai, hebra. Sekmadienis, gamtoje reik būt. Ką jūs čia veikiat? Va, žmonių minė. Pažiūrėk, žmonių minė. Panda. Lipa į pastatą, bet sunkiai sekas. Va, vieta, dėl kurios čia beldžiausi. Bet tai, kad čia tiesiog kavos aparatus gal galima nusipirkti. Kas čia vyksta? Va, veikia. Nu, aš biškai kitaip įsivaizdavau. Čia ledai, čia ne kava. What? Nu, tai valgysim tada pusryčiam ledų vadinasi. Kurį čia imt? Tai ką, čia maniau, čia man kavos papelės sumals. Visai jau. Nusivylimas, hebrytė, nu, ką tu dar ten uždėsi? Robotuk. Robokopai. O. Dėkingas, robotukai, dėkingas. Norėjau kavos, gavau ledų. Tai pradedam pusryčius su ledais, ne savo noru. Ai. 2 dienas bandžiau robotus surasti. Sunkiai sekėsi. Nu, ragaujam. Ledų. Panašu, kad geros kokybės, bet nežinosi čia. Sumuojam prie savo išlaidų. Ledai su dviračiu keminučių 2 euriukai. Kažkoks tas robotų esu. Dar biškį čia paguglinau, kadangi jau esu čia prie to prekybos centro, to finansų centro tiksliau. Tai užkilsime ant stogo pasižiūrėti, kas tenai ir galbūt rasime padavėjų robotų. Ir jeigu nerasime, nu tai tada jau viskas, tikrai pasiduodu. Ant stogo restoranų kompleksas. Viskas čia atrodo fancy ganėtinai. O ką čia laukia? Ai, čia tiesiog prie pandos nusifotkint laukia. Va, žmonės įlai laukia prie pandos. Ne, dėkoju, ačiū, ne. Greitai apsižiūrim čia tą parką ant stogo. Vėl čia kokia 20 minučių sugaišta. Robotų padavėjų nerasta. Ai. Visi čia pamiršę dėl pandų, čia irgi yra vienas iš traukos centrų, kur rodo pandą.
Tai jau pasimti ir šių. This one. One, yeah. Va, viską vietoj šviežiai kepa, miksuoja. Va, tai jų bandelė. Ant kiekvieno kampo jinai mėtosi ir žiauriai gardi. Pasimiau dar iš parduotuvės kažkokį gėrimuką, bet neįsivaizduoju net kas čia. Arba ta tikriausiai. Bet cukraus be nieko nuo tų rali žiauriai gerai. Ir kad ir kur čia važiuoji, visur čia mirgų marga, ženklų visokių mirgų marga. Pasukam kamerą. Bandelė ir arbatėlė €1.50, sumuojam prie savo bendrų išlaidų ir lekiam toliau, tęsim kelionę. Liko 13 minučių. Dar kartą pasikartosiu, kaip čia malonu funkcionuota prasė. Taip, miestas didelis, taip, belia kokio dydžio, belia kiek žmonių gyvena, bet viskas taip gerai suorganizuota, taip lengva judėti ir vaikščioti ir kvėpuoti. Po Bankoko tai čia tiesiog, kaip kitas pasaulis. Pasirodo, galima viską tvarkingai padaryti, kad ir žmonės tilptų ir miestas modernus funkcionuotų. Pasirodo, galima. O čia vidury gigantiškos urbanizacinės architektūros turime liaudies parką, į kurį tuoj įžengsime. 1950 metais pervadintas į liaudies parką ir šiandien čia yra pati garsiausia Čengdu vieta, nes čia galėsime pamatyti tikrą tą tokį lėtą Čengdu gyvenimą, nes faktas, jie dabar gigantiškam mieste gyvena, bet vis tiek genuose pas juos yra arbatų ceremonijos, lėtesnis gyvenimas. Ir dabar yra sekmadienis, tai čia bus pats įkarštis, man atrodo. Ir čia jau chebrytė susėdę, kortuoja, užsiminėja žaidimais. Šiaip įdomu, ar visa Kinija tokia sutvarkyta, būtų įdomu į kokią provinciją nuvaryti, pažiūrėti, kaip ten viskas atrodo, ar čia tik butaforija, melas, ar čia iš tikrųjų ta Kinija taip gražiai gyvena. Žmonės kartoja ant kiekvieno kampo realiai. Labai keistas kontrastas, ką tik buvau miesto šurmuly, ten viskas juda, dalykai verda, ten tos iškabos, ten ta marga ir dabar bum, ramuma, parkas, negirdžiu nė vienos mašinos, nieko. Man atrodo, radom piršlybų lentą, matau jau iškabintą, jau tenai dalykai, einam pažiūrėti. Va, piršlybų lenta. Ai, bet viskas kiniškai, nieko čia mes nesuprasim. Bet va, net su nuotraukom yra. Va, bičiukas ieško partnerio, 97 gimimo, ūgis 1,75 m. Reikės įsiverst, paskaityti po to šitą bičą. Va, jeigu norit poros, galite atvaryti čia. Gal dar su nuotraukom yra. Va, čia irgi bičas ieško. Čia irgi bičas. Blemba, fanų nematau. Kiek čia daug prikabinta. Eik su savo. Einam, sako, parodysiu jums gerą kandidatą. Einam, sako. O, yra vienas 57 gimimo. Ką tu čia veiki, bičiuli? Jo, čia merginos, nereik net klaus, va, kokia nuotraukytė žavinga. 2000 gimimo. 1,72 m. Crazy, kas čia vyksta, hebra.
Kas čia vyksta? Ir matau, žmonės eina, nuotraukas darosi, tai čia tėvai, kaip suprantu, suveda. Vau. Vau. Va, kiek daug. Visur, kur tik eini. Iškabos, iškabos, iškabos. O, dar vieną nuotraukytę užgavom. 72 gimimo. 1,56 m. O, dar porą nuotraukėlių radom vieną. Ir kita 73. 相亲呢？要有做。Kažką čia atėjo prie manęs moterytė, pasakojo, bet nieko nesupratau. Gal sakė, kad šita man tiktų į nuotakas. Einam vieną nupaveiksluosiu, išversim ir papasakosiu, ką čia sako. Reik susirast kokią jaunesnę, faktas, jaunesnę. 73 gimimo, netinka mums tokios merginos. Kur ta čia nuotrauka jauna buvo? Reik surast. Ai, tai čia pagrindė be nuotraukų kabina, nes viskas taip paslaptingiau vyksta. Tenai aprašo, sukabina tėvai ir tenai aprašo asmeniniai duomenys, tai ūgis, metai ten ir panašiai. Tada finansinė padėtis ir šitas punktas finansinės padėties yra pats svarbiausias. Nu, ir aišku, reikalavimai būsimam partneriui. Ir gera žinia, aš radau savo merginą. Tuoj nusifotkinsim šitą merginą ir parodysim. Tai žodžiu, čia tiesiog, kad turiu stabilų darbą, esu vienturtė, tada mano tėvai jau išėjo į pensiją, taip pat iš gero darbo, mano šeimoje atmosfera fantastiška. Nu, tipo, jinai čia labai save pristato, kad jinai turi gerą humoro jausmą, labai šilta. Žmonės sako apie ją, kad jinai yra gerai atrodanti, nu aš sutinku su šituo. Nu ir turiu katę dar, sako. Nu ir dabar čia man šita žinutė ir pažiūrėsim, ar aš galiu išpildyti. Tai kriterijai būsimam partneriui. Turi gyventi Čengdu, įmanoma išpildyti šitą. Turi turėti stabilų darbą, nu turiu. Looking for a partner who is happy. Ai, tėvai turi būti išėję į pensiją, turėtų būti tarp 1900 gimimas, turėtų būti tarp 97 ir 2002, nu tai aš jau netelpu, aš 94, jau netitinku. Turėtų būti 1,80 m ūgio, nu 1,82 m, tai galėtume susitart. Ir tada turėtų būti išvaizdus, nu čia dėl skonio jau šitas, nerūkytų ir negertų, neturėtų tatuiruočių ir būtų emocionaliai stabilus. Mergytė, mes nesusitiksim, va, tatuiruočių turiu daug, emociškai tikrai nesu stabilus. Turi turėti labai gerus komunikacijos skilus, turi turėti neagresyvus. Gerai. Nu taip, kaip ir netitinku, žodžiu, kaip ir netitinku. Tai einam ieškoti kitos gal. Ne, juokauju. Nu bet čia, wow, įdomi čia patirtis. Jau aš matau, turiu konkurentą, nes jis mano mergina susidomėjęs. Tatuiruočių neturi, tikriausiai faktas gyvena Čengdu. Va, jau nuotraukytė tuoj pasidarys. Ir ūgis jo irgi geras. Kas, nukonkuravo mane, lygiai vietoje, atėjo ir pagrobė mano gyvenimo moterį. O čia matau, merginų pulkas irgi stipriai susidomėjusios, jau ten kažkokį gerą rado jau. Va šitą vyruką dabar išsirinksim ir paskaitysim. Šito vyruko gimimo metai 1990, ūgis 1,80 m. Tai jisai yra iš kito miesto, iš Nangchong ir dirba Čengdu. O tiesiai šviesiai šitas eina, sako, aš dirbu
kirpėjų industrijoje ir uždirbu maždaug apie 100 000 per mėnesį ar per metus čia. Per mėnesį tikriausiai. Pažiūrim, kiek yra 100 000. 100 000 yra 12 gabalų, nu tai gal per metus tada, per mėnesį čia šiaip, nu, kaip Kinijoje tai jau labai daug. Jeigu čia tie kirpėjai uždirba per mėnesį 12 000, tai aš viską metu ir varau dirbti kirpėjų. Nu, tai žodžiu, jisai čia prašo tiesiog, kad yra labai gerų įpročių, turi gerą socialinį ratą, jokių žalingų įpročių. Jo mama jau mirusi, gyvena su tėčiu, turi vyresnę sesę ir bičas žino, ko nori. Jisai sako, aš galiu ir su išsiskyrusiom moterim būt, kurios vaikų turi, bet norėčiau, kad tai būtų dukra. Va, taip va. Nu ir jo reikalavimai tai labai tokie bendriniai, kad nebūtų aukšta, gero charakterio, būtų gera, turėtų gerą socialinį ratą ir svarbus punktas paminėtas, gerbtų vyresnius. O taip va, tai kaip? Jeigu čia pas mane yra moterų, ar atitiktumėt tokius reikalavimus ir ar norėtumėt su šituo bičiuku pabendrauti? Koncentracija prie mėlynų daugiau merginų, prie raudonų daugiau vyrų, čia rimtas dalykas, ne šiaip sau. O čia jau kebrytė rimtais dalykais susiminėjo jau. Rimti vyrukai, rimti žaidimai, emocijos ten liejasi, tai maniau ten vienu tarpu jau ten jie ir susipyks. O, ir sportas vyksta. Šita kultūros dalis, tai man pas juos labiausiai patinka. Nes ir Tailande labai populiaru, ir Tailande, ir Vietname, panašu ir Kinijoje dalykas. Tai čia ką tik matėm šitą šokį, čia yra Tibeto tautinis šokis su valso miksu. Tai jisai yra labai populiarus tarp senjorų, nes čia jiem yra toks kaip ir užsiėmimas, pasilsėjimas. Dėl to senoliai Kinijoje yra tokie, kaip pasakyti, gerai išsilaikę, lankstus, energingi, nes čia jiem kaip terapija. Aš mačiau dar ir vakar mieste, jie tiesiog ant gatvės tokius greitesnius šokius šoka, tai čia jų tiesiog sportas. Jie ateina, šoka, pasilsi, įsikrauna, emocijų pasikrauna ir čia yra jų sėkmės paslaptis. Tai kol vienoj pusėje vyksta piršlybos, kitoj pusėje senjorai, kaip sakant, rauna stogą, mėgaujasi gyvenimu. O čia vyksta, piešia ant žemės kažką, va. O, vau. Man tas jų raštas, yra tikras meno kūrinys. Ir aš esu kalbėjęs su savo draugo mergina, kuri iš Taivano, tai jinai sakė, kad jų kalba yra labai poetiška. Pavyzdžiui, kaip mes taip tiesmukiškai kalbam, tai pas juos viskas taip surišta su gamta, su reikšme ir paprasti žodžiai būna perteikti labai poetiškai. Pagaliau radau Heming arbatos namus, jiems yra virš 100 metų, nors Čengdu užaugo į beprotišką megapolį. Šita arbatos vieta išlaikė savo autentiškumą, bambukinės kėdės, arbatos, nulis skubėjimo ir visiškas chaosas bei šurmulys. Patikrinam. Aišku, sekmadienį čia ateit yra visiška savižudybė, tai reikia tiesiog medžioti stalą, jokios čia sistemos nėra, niekas tavęs nepasodins.
Tai bandom sumedžioti stalą. There? Okay. 太热了。 Aš jau nevaikščiosiu jau čia tikrai. I just want to taste the tea with this like a, you know, like a long, this like a, yeah. You just order one this. You can have this performance, but she recommend you to have a complete performance, but it's 300, yeah? yeah 300 and just a few minutes. I think it's not so, I don't know. Not so authentic? No. And personally, I don't recommend you Okay. with this because it's too expensive. Just a few minutes and Okay. Do you have a phone? yes. Yes. So ladies and gentlemen are from Spain. From Spain? Yeah. So you Lithuania. With what? Lithuania. East Europe. Lithuania. Yeah. Lithuania. So you speak English, Spain, And Chinese. and Chinese? Crazy. No, it's okay. No, it's crazy. Thank you. No worries. Thanks to you. Thank you so much. Thank you very much. Ir čia žmonės valgo saulėgrąžas, matau visur geria arbatėlę, valgo saulėgrąžas ir niekur neskuba. Tiesiog ilsisi. Tai dabar atsigersim arbatėlės, pažiūrėsim, kaip pila iš tų metro ilgio kaklelių ir... Nu, tiesiog akimirką įpilti man arbatėlės. Wow. Šeši. Taigi. Aš dar pats karšto vandenuko įsipilsiu biškį. O, gerai. Keliu biškį storiukus, arbatėlė kaip prisigėrė, tai nu, bet nežinau, čia mane labai ramina ir atpalaiduoja, nes nu, čia šurmulys tai kosmosinis. Pasidomėjau truputėlį apie arbatą, kurią aš geriu, tai jos pavadinimas yra Žumkuing. Tie pavadinimai, iš prasme, į vieną miestą važiuosiu už poros dienų ir aš jo pavadinimo vis dar negaliu ištarti. Ta prasme, tai yra Sičuano provincijos žalioji arbata, tradicinė ir pati čia populiariausia. Tai jos skonis yra toks gaivus su intensyvesniu kartumo poskoniu, o realiai lietuviškai jos pavadinimas yra žalesis bambuko lapas. Pasirodo, aš geriau netaisyklingai, nes mato, čia yra toksai, čia atsidaro, tai aš tiesiog nusimu ir geriu. Tai ne. Truputėlį pamaišyti su šituo, nes čia vanduo yra, kad lapeliai nusėstų ir tada tu truputėlį va taip vat prasidarai ir geri. Va kaip reikia gerti. O dabar už arbatėlį išleido 6 eurus, prisumuojam. Trumpas atmosferos intarpas, saulėgrąžų kalnai ant kiekvieno stalo. Einam dar prie vandenuko, parodysim atmosferytę. Ir viskas, eisim prie bonsai medelių, biškį pagaudyti savo atsikvėpimo akimirką, susikaupimo kitai lokacijai. Va, čia prie ežeriuko, nu tai čia būtų galima jau pasėdėti visai. Žmonės naudžia prie stalų arbatos prigėrę. Nežinau, jeigu čia jie taip relaksuoja, tai man toks relaksavimo būdas netinka, man čia per daug žmonių. Atsimena tas damas, tai čia po kokių 2 valandų jos vis dar šoka. Gal jau kitos, bet gal ir tos pačios, nežinau.
Čia ką tik šitas pasirodymas buvo Sičuano operos tradicinis šokis, kuris gyvuoja jau apie 100 metų ir tai tas veido pasikeitimas, kur tiesiog pasisuka arba greitai uždengia arba tiesiog pakeičia tą veidą, tai čia tiesiog yra tam, kad emociją per operą perteiktų. Ta veidų pasikeitimo technika yra laikoma antrojo lygio valstybinė paslaptis ir ten visokie siūlai nematomi yra, tai dėl to taip greitai ir pakeičia tą veidą. One, okay? No ice. Sustojau labai greitai sultyčių pasimti gliukozės biškį, nes ganėtinai karšta, dar nieko nevalgęs ir dabar vyksime į Kuan Alley ir Zhengshen Alley. Trumpai tai tiesiog eini tokias gatveles, kur bus praeities ir ateities miksiukas. Nepatinka man tos žmonių minios iš tikrųjų, žinokit, tiek daug čia jų. Man jau norisi ramybės ir maistelio. Apėjau beveik visą tą Alley, žiauriai tenai gražu, bet bele kiek žmonių, labai daug žmonių. Aš biškį noriu kažkur ramiau, plus tame Alley jaučiu, kad biškį tokie turistų spastai. Tenai, man atrodo, už patiekalus sumokėčiau 3, 4, 5 kartus daugiau. Tai aš tiesiog dabar vėl šoksiu ant dviratuko ir kažkur čia netoli nuvarysiu, kažką ramiai pavalgysiu. O čia vos porą metriukų pavažiavau ir čia pilna valgymo vietelių, tai kažkur čia. Aha. Nu, pažiūrėsim, salotai įsidedam. O taip atrodo mano vikščiukė. Uždedam ant svarstyklių. Taip. Visko po biškį ir salotyčių, ir mėsytės ant lavandenių subalansuotai. 4 euriukai. Prisumuojam. Kadangi 7-Eleven nėra, tai teko naudoti skaitinę parduotuvytę, tai pasimiau jų firminį su padidintų kiekiu taurino. Tai čia, lakstysim mes tadais nuo tokio gėrimuko. Bet negazuotas ir saldus, ir su cukru. Prisumuojam euriuką. Nuo pat atvykimo čia lekiu, vis kažkur skubu, vis kažkur reikia nuvaryti. Tai jau kokią 20 minučių, gal net 30, gal ilgiau. Tiesiog sėdžiu. Ir taip gera. Taip gera. Keista, kaip tie sovietiniai pastatai suteikia tokią nostalgiją ir tokį jausmą, kad tau čia viskas pažįstama, čia tu namie esi, nes aš daugiabutį užaugau, tai nemaniau, kad į Kiniją atvaręs pajusiu va tokį keistą jausmą, tokią nostalgiją. Nu, reiškia, aš dar ilgai keliauju, tai ilgai nebuvau Lietuvoje, čia gal dar ir tas žaidžia iš tikrųjų. Žodžiu, tai keičiu planus. Paskutinę minutę sugalvojau nuvaryti į arčiausiai esantį sovietinį rajoną, kur tenai gyvena tiesiog paprasti žmonės, darbininkai ir dar tenai tos vietos nėra nugriautos ir modernizuotos. Mobiliukas, einam, paklausim jo. Va, ką norėjau, tą gavau. Dalelė nostalgijos. Užaugt blokiniam name, lakstyt blokiniuose kiemuose
Kažką tau vis tiek padaro tokią vaikystę, kažką tau vis tiek padaro. Miegamojo rajono laivelis su šeimom visi sekmadieniauja, o čia vėl senjorai semėsi stiprybės ir sveikatos. Va, namų vaizdas. Gatvėse kaip ir centre, taip ir čia pardavinėja viską, ką tik jie gali ant gatvės. O čia chebrytė renkasi kukurūzus. Ir jų tie pastatai apaugę augalais yra. Ką čia visi valgo? Hot potus chebrytė. Hot potus, sausakimša, nėra vietų net, kur man atsisėsti. Bet čia judesys tai ne ką mažesnis negu centre realiai. Taip, ką tik buvot liudininkai, kaip mane pagavo nostalgijos akimirka, arba kaip aš vadinu silpnumo akimirka, nes kai keliauji, būna tokie gūsiai, užeina ten namų pasilgsi, ar draugų, ar dar kažko, bet tai visiškai normalu, taip pakyla ir nusileidžia. Tai čia galima sakyti, gal kažkas panašaus buvo, vis tiek kažkokius jausmus, nostalgiją tie blokiniai pastatai iššaukė. Gilyn, lendam gilyn į betono džiunglės, lendam gilyn. Einam suskaičiuosim, kiek čia aukštų vienas iš tų pastatų. Tie blokiniai namai stovi, o čia pirmose aukštuose visiškas chaosėlis. Parduotuvėlės, restoranėliai. Suskaičiavau, tai 35 aukštai, bet skaičiavau jau nuo to pirmo aukšto, kur tenai parduotuvės ar ką, nu tai realiai kokie, ką žinau, kokie 38 gal gaunas, nu tai aukštiečiai, jie baisiai aukščiai. Arba va čia pavyzdžiui, absurdas. Visiškas absurdas, ta prasme. Atvariau į Kiniją pafilmuot sovietinių daugiabučių. Va čia tai kontentą užsukau, va čia tai kontentą užsukau. Kaip tai vadinama? Tai vadinama silpnumo akimirka. Tai visiškai apibendrinant, kuo skiriasi nuo mūsų miegamųjų rajonų, tai tik tuo, kad pirmi aukštai vat atrodo taip, visiškai užpildyti spalvom, visiškas išprotėjimas ir kondicionieriai ant kiekvieno buto sukabinti. Čia tie užkandžiai taip netrodo, taip labai gardžiai iš tikrųjų, bet reiks kažką gal paragauti. Va, rajone įpilstoj aliumbas. Ai, tenai automatiškai įdeda į tokį aparatą ir įpilstoj. Rajone mes va įpylė aliuko vietinių. 6. Ir snacksų prisimėm tenai, išleidau, blemba, kiek čia aš išleidau, tuoj. Euras 77, nu čia juokinga, ta prasme. Centre tikrai, man atrodo, kad didesnės kainos. Ir įsidėjom kažkokiu tai mėsyčių, tuoj parodysiu. Ir kažkokios lyg žuvies ar kažko. Nu va, čia yra kažkokia mėsytė. Čia yra dar kažkokia mėsytė. Ir čia tokius dar 2 gabaliukus pasimėjau, tai čia kaip suprantu, arba čia kažkoks kaklelis, arba čia kažkokia žuvis, nežinau net, bet paragausim. Žiūrėkit, koks į kadras rajone sėdžiu, turiu, Adidas kelnės ir skusta galva. Morozo era buvo tokia tikrai. Buvo tokia era, kai galvojau, kad su 3 palaskėm vaikščiot ir trumpais plaukais yra kieta. Gaujam egzempliorių numeris. Jo, čia kakleliai yra. Nelabai man tokie dalykai patinka šiaip. Atrodė kaip žuvis, bet iš tikrųjų yra kažkoks sprandukas. Nevalgysim šito. Bet ten visokių yra, ten vištienos kojelių, visokių ten žuvyčių. Nu, tokie snacksai tiesiog prie gėrimo. Geras toks kaip lageris, bet į balto pusę, bet nepilnai baltas. Nežinau.
bet geras. Nesu ekspertas. Gerai, ragaujam tą vytintą mėsytę dabar. O, čia jau įdomiau jau. Nu ką, dabar yra 9:30, aš jau varysiu namo, nes rytoj laukia ilga diena, rytoj reikia dirbti. Norisi produktyviai dieną pradėti, reikia atsikelt, prasibėgti, padirbti, dar gal kažką vakare pafilmuoti, žiūrėsim kaip seksis. Ir tikriausiai čia vlogas šitas ir pasibaigs, man atrodo. Tai yra tos medžiagos vienam vlogui susukti, jeigu neklystu. Tai ačiū, kad žiūrėjai. Man buvo malonu. Ačiū, kad pabuvai mano nostalgijos ir silpnumo akimirkoje. Aš dabar kviesiu taksiuką ir šausiu tiesiai namo ilsėtis, nes kaip visada reikia sušokti elektronikos šokį, viską susikelti į kompą, pasikrauti ir panašiai. Ačiū, kad buvai kartu, nepamiršk palaikyti, pakomentuoti ir pasek, nes kelionės, kaip aš suprantu, dar tik tai prasideda. Trumpai dar vienas dalykas, aš esu tais taksi susigaudyti, tai čia taip sunku, nes atsidarai taksi appsą, viskas ten yra kinietiškai. Jeigu tu ten nesupranti, tada per dirbtinį intelektą vertiesi, nes tavo apartamentai ten angliškai parašyta, adresą vedi netinka, kiniškai vedi netinka, tai tiesiog mane atvedė netoli namų ir ačiū Dievui, kad yra visur tie dviratukai, tai šoksiu ant dviratuko 10 minučių ir būsiu namie, bet va tokie čia nepatogumai, susigaudimai, jie čia yra visiškai normalu, reikia adaptuotis.